Čia mes susidėsim virt bulves. Darysim bulvių košę su grikiais ir su troškinta mėsytė, va čia kur turim, ir su rietiniu padažu. Na, kol mūsų bulvės verda, pasidarysim baltą grietinėlį padažą. Dabar čia supilam grietinėlės ir pakepsim biškį, kol jinai pradės sutrauks į padažiuką. Turim truputį druskos dadėti. Tai va, turim tokios konsistencijos, kokios mums reikėjo. Nu viskas, padažiukas mūsų gatavas. Nu, turim mūsų bulves išvirėjau. Įdam gabaliuką sviesto. Susigradom grikius. Nu, turim bulvių košę su grikiais paruoštą. Nu, čia turim salotas. Užpilam truputį alyvuogių aliejaus, truputį druskos ir šviežiai maltų juodų pipirų. Nu, turim mūsų bulvių košę su grikiais ir sutušinta mėsytė. Dabar štrichas vienas balto padažiuko. Ant bulvių košės irgi galim uždėti. Va taip. Taip, kad visiems skanaus, visi prie stalo ir iki sekančio.